Rugsėjo 10-ąją Niujorko madų savaitė su laiko mašina persikėlė į 6-ąjį dešimtmetį. Čia savo kolekciją pristatė dizaineris Marcas Jacobsas. Kolekcija pasižymėjo griežtais kirpimais, joje gausu įvairių kostiumėlių. Dizainerio darbuose vyravo juoda, balta, vyšnių raudonumo bei rudos spalvos. Smailenosiai bateliai, vidutinio bei mažo dydžio rankinės neatsiejami šios kolekcijos akcentai. Dizainerio kolekcijoje matoma ir kita, atvira provokuojanti tendencija. Permatomos palaidinės, marškinėliai derinami su trumpučiais šortais, Sakytė sako, kitą pavasarį nebus kur pasislėpti. Podiumu žengė modeliai pasipuošę ilgomis juodomis suknelėmis. Čia 6-ojo dešimtmečio dvasia buvo perteikta baltais taškeliais ir dryželiais.